Nu, turi būti parodyta salės reakcija. Taip. Mažas laiptelis šitam sistemai ir nieko nebus, arba išeiti iš jos reikia visiškai. Tas tėvas viską. Greitai aš kviečiu, kad mes pasimelstume visi kartu. Prašykime Dievo išminties. Vėliau prašome pasimelstume. Viešpatie Dieve, dėkuoju tau už dar vieną dieną, kurią mes davai iš savo nuostabios malonės. Ir prašau, kad tu viešpatie ją palaimintum ir padėtum mums mokytis tavo žodžio tiesų apie tave patį, viešpatie Dieve. Meldžiu, kad suteiktum išminties pritaikant tas žinias savo gyvenime, kad neštume garbę tau, viešpatie. Jėzus Kristaus vardu meldžiu, kad naudotum pastorių. Amen. Ačiū, malonėkit sėsti. Šiandieną, vakar mes pažiūrėjome į Seno testamento apžvalgą. Šiandieną aš kviečiu, kad mes pasiruoštume hermeneutikos vadovėlius. Ir kol jūs ruošitės ir atsiversite hermeneutiką. Hermeneutika tai yra Biblijos aiškinimasis. Ir tikslas yra, kad tikintieji išmoktų savo paaiškinti Biblijos tiesas teisingai. Gerai, tie, kurie pastoviai studijuojate, mes padarysime labai greitą pakartojimą tų tiesų, ko mes mokomės visi kartu. Arūnai, tu būni su mumis paskaitose. Žodžio hermeneutika prasmė. Aiškinimas. Atsiminkit vieną žodį aiškinimas ir tai bus labai gerai. Aliau, kas yra hermeneutikos mokslas? Aiškinimo taisyklės. Taip, hermeneutikos mokslas tai yra, kad mes turime taisyklės, kurias pritaikome Biblijos aiškinime. Aš norėčiau paklausti Viktorijos, kas būtų hermeneutikos menas? Taisyklių pritaikymas. Gerai, jeigu mokslas taisyklės, tai menas, kaip mes pritaikome taisyklės ir tiksliau pritaikome Dievo žodį, kada jį išsiaiškiname. Matai tave klausti ar praleisti? Gerai, keliaujame toliau. Aš norėčiau paklausti Irinos, koks yra svarbiausias hermeneutikos tikslas? Koks svarbiausias tikslas, kada mes aiškinamės Bibliją? Aiškinti, ką iš tikrųjų reiškia, taikyti savo gyvenime ir parodyti. Vadinasi, pirmiausiai mes savo turim išsiaiškinti, stengtis pritaikyti, o vėliau jau kitas tikslas – padėti kitiems. Dėkoju. Keliaujame toliau. Kristina, gal jūs galėtumėte mums priminti iš 2 Timotiejaus 2.15 žodžio darbininkas prasmė? Tas, kuris triūsia prie Dievo žodžio. Triūsimas prie Dievo žodžio. Audronė, ar neišgelbėtas žmogus gali suprasti Bibliją? Jeigu taip, pagrįskite, jeigu ne, irgi vienu teiginiu pagrįskite. Ačiū. Žmogus, kuris neturi šventosios dvasios, negali suprasti Dievo žodžio tiesiog. Renatai, nuo ko priklauso tikinčiųjų Biblijos supratimo lygis? Nuo šventosios dvasios apšvietimo. Ir santykio su Dievu. O, ko ir norėjome. Šventoji dvasia apšvietime niekada nesuklumpa, o toliau mūsų bendravimas su viešpačiu. Labai gerai. Danutė, mes studijavome 2 Timotiejų 3.16 ir ten yra 4 žodžiai. Pirmi 2 žodžiai yra mokyti ir barti. Pasakykite, ką jie reiškia. Kitus 2 žodžius kitiems duos. Mokyti tai, kas yra teisinga, o barti parodyti, kas yra neteisinga. Ačiū. Tada vadinasi, kas teisinga, kas neteisinga, sakome. Igori, taisyti ir auklėti. Taisyti, tai... Taisyti, kas neteisinga. Taisyti, kas neteisinga ir auklėti. Auklėti... Mokyti, kaip pasilikti, kas yra tiesa. Regina, į ką labiau vis panašėja tikintysis, kada pritaiko Dievo žodį? Jėzų Kristų. Keliaujame toliau. Jolė, jūs praleisk gerai. Mes visi kalbėjome apie kaip kuriuos paveikslėlius, kada studijuojame hermeneutikos mokslą.
Onutė, gal atsimenat, kaip vadinasi paveikslėlis ir ką jisai reiškia? Žiūrint į Dievo žodį, ką išmokti eina į širdį tikinčiam. Apžvalga, ką žodis sako, ar ne? Paprasčiausiai tai labai primityvu, labai paprasta. Apžvalga, atsiverčiam žodį, ką žodis sako. Jurijau, jum kitas paveikslėlis, prašau. Ką reiškia paveikslėlis? Ir paaiškinti truputį. Tai yra, ką žodis reiškia ir kaip pritaikyti. Čia tik tai ką reiškia, aiškinimas, ar ne? Jeigu čia buvo apžvalga, čia jau mes aiškinamės, ką mums žodis reiškia. Jau čia yra svarbesnis žingsnis, nes šitame žingsnėje mes turime atsakyti iš tikrųjų, ką Dievo žodis reiškia. Arūnai? Pritaikymas. Tai reiškia, mes išsiaiškinom, o dabar eina pritaikymas, tai yra, kaip mes pritaikome Dievo žodžio aiškinimą. Irina, aš norėjau paklausti jūsų, kiek aiškinimų gali turėti viena eilutė? Aiškinam vieną. Dėkoju. Vienas aiškinimas, viena eilutė. Aliau, kokios savybės yra reikalingos, jūs paminėkite kelias, kokias 3, kad asmuo gerai išsiaiškintų Bibliją. Atgimimas iš šventosios dvasios. Pirmas, labai svarbus. Ir nuolankumas. Nuolankumas prieš žodį. Dievo žodžio žinojimas. Augimas, be abejo, žinojimas. Ir be abejo, nes galėtume kalbėti malda, ar ne, ir dar daug savybių, kurios yra reikalingos pagarba žodžiui, kada ateiname, ir tos savybės yra reikalingos aiškinantis Bibliją. Viktorija, keliomis kalbomis Dievo žodis buvo užrašytas? 3. Priminkite, prašau. Hebrajų, aramėjų ir graikų. Hebrajų, aramėjų Senasis testamentas ir graikų kalba Naujasis testamentas. Labai gerai. Aš norėčiau keliauti toliau. Kas, Irina, tikinčiajam padeda keistis mąstyme? Kokia dvasia? Per ką? Per žodį. Labai tai svarbu paminėti, kad tai vyksta per žodį. Labai gerai, keliaujame toliau. Kristina, kaip Jėzus Kristus savo žemiškos tarnystės metu aiškino Senąjį testamentą? Kaip tikrus faktus. Ir vienas dalykas, ir dar vieną norėčiau, kad paminėtumėte. Jo, pagal to meto hermeneutikos taisyklės, atsimenat, ėmėme 2 pavyzdžius. Lyg tai pranašystė iš Zacharijo, bet keli žodžiai pas Jeremiją paminėta, tai visada bus minimas tas pranašas, kurio knyga didesnė apimtimi. Atrodo prieštaravimas, bet tai ne prieštaravimas, nes tai buvo to meto hermeneutikos taisyklės. Gerai, aš norėčiau Audronės paklausti, koks yra teisingas Biblijos aiškinimosi būdas ir koks yra neteisingas Biblijos aiškinimas? Kada mintis iš Biblijos, neteisingas, kada pridėti savo. Teisingas, kada Bibliją dedame į savo mintis, neteisingas, kada savo mintis sukrauname į Dievo žodį. Gerai, keliaujame toliau. Aha. Renatas. Jau visi žino. Jie visi pasakė. Reikia patvirtinti, ar tai buvo teisinga ar ne. Tiesioginė kalba? Tiesioginė kalba. Šitoje vietoje apsiribokime tik tiesioginę kalbą, ar ne? Kad pirmiausiai mes atkreipiame Biblijoje dėmesį į tiesioginę kalbą. Gerai. Igori, su jumis norėtume truputėlį pakalbėti. Istorinis, kultūrinis aspektas. Istorinis, kultūrinis aspektas, į kurį labai reikia atkreipti dėmesį, studijuojant Dievo žodžio tiesas. Regina. Visų Biblijos knygų centras, visos Biblijos centras yra Jėzus Kristus. Tai labai svarbu aiškintis Bibliją. Onutė, prašau pasakykite mums, ką reiškia šitas piešinėlis.
Kontekstas. Labai svarbu atkreipti dėmesį į kontekstą, kada studijuojame Dievo žodį. Jurijau, norime klausti jūsų. Tai, kad tik vienas aiškinimas. Eilutė yra vienas aiškinimas. Labai gerai. Arūnai, norėčiau užduoti klausimą pačiam. Raštas aiškina raštą. Visada pasistengkite raštą paaiškinti raštu, ypatingai, kada studijuojate sunkias eilutes. Gerai. Ir Aliau, norėčiau, kad jūs užbaigtumėte šitą 7 piešinėlių seriją arba 7 taisyklių seriją. Progresuojantis apreiškimas. Tai Biblijoje Dievas vis davė daugiau progresuojančio apreiškimo. Labai gerai. Viktorija, kokios literatūrinės formos Biblijoje yra sutinkamos? Beveik viskas. Teisingai keletą išvardinkit 3 bent. Tragedija, poezija, istorija. Labai gerai. Dėkojame. Šaunu. Gerai, šitos paveikslėlius reikia nutrinti ir tada truputėlį kitų nupiešti, kad jum priminti tai, ką mes studijuojame savo klasėje hermeneutikoj. Irina. Mes kalbėjome apie tai, kad Biblijoje nėra klaidų, ar ne? Visos klaidos kyla čia. Klaidų Biblijoje nėra. Gerai, keliaukime toliau. Nėra klaidų. Vertime yra klaidų, bet kalbėjome originaliuose rankraščiuose klaidų. Kristina. Biblija turi autoritetą. Taip, tai yra labai autoritetinga knyga ir Biblija turi autoritetą. Labai gerai. Biblija yra vienybė. Kiekviena Biblijos knyga viena su kita yra visiškoje vienybėje. Biblijoje yra vienybė. Renatai? Nuostabi knyga. Tikrai tai yra nuostabi, ne tik nuostabi, bet pati nuostabiausia knyga. Gerai, dėkoju, kad kartuojate kartu su manim. Dabar paimkime hermeneutikos užrašus visi kartu. Jeigu aš teisingai pasižymėjau, tai mes tęsime 56 puslapyje, ne visi kartu. Ir mes šiuo metu studijuojame apie tai, kad yra Biblijoje aiškinimosi principai. Mes pradėjome nuo to, kad yra gramatinis tiesioginis aiškinimasis. Tai yra tikslas pamatyti, kas yra parašyta ir ką Dievas pasakė eilutėje. Toliau mes kalbėjome apie literatūrinės formas Biblijoje ir kaip mums paminėjo Viktorija, yra labai skirtingos literatūrinės formos. Ir tragedija, ir satyra, ir sarkazmas, ir pasakojimas, ir istorija. Visą tai mes sutinkame Dievo žodyje. Ir taip pat praeitą kartą mes pradėjome žiūrėti į literatūrinės struktūras Biblijoje. Jeigu atsimenat, Biblijoje yra dideli struktūriniai rašiniai. Dideli struktūriniai rašiniai Biblijoje būna dažniausiai taip, kad yra viena Biblijos eilutė toje knygoje, mes ją perskaitome ir toje vienoje Biblijos eilutėje mes turime visą knygos planą, ar ne? Mes žiūrėjome į apaštalų darbus 1:8. Iš pradžių jūs būsite man liudytojai Jeruzalėje, Judėjoje, Samarijoje iki žemės pakraščių. Tai 1-7 skyriuje įeina į Jeruzalę ir Judėją. Toliau nuo 8 iki 12 skyriaus įeina į Samariją.
ir nuo 13 iki 28 skyriaus apaštalų darbų knygoje jie eina iki žemės pakraščių. Bet vienoje knygos eilutėje apaštalų darbų knygoje 1.8 yra duotas visas knygos planas. Mes pažiūrėjome taip pat, kad yra smulkesni struktūriniai rašiniai ir taip pat įvairios tų struktūrinių rašinių formos. Ir praeitą kartą, kada žiūrėjome į šitas literatūrinės struktūras Biblijoje, mes užbaigėme 55 puslapyje pažiūrėdami į kintamą paralelizmą, ne? Kada kaip kurie žodžiai yra išreikšti tam tikroje formoje ir tai yra kintamas paralelizmas. Pakalbėkime dar truputėlį apie šitas literatūrinės struktūrinės formas Biblijoje arba literatūrinės struktūros Biblijoje. Labai greitai atkreipkite savo dėmesį, kur yra užrašuose E mažytė raidė, puslapio viršuje. Kartais mes Biblijoje sutinkame apverstą paralelizmą. Taip vadinasi literatūrinė struktūra. Apverstas paralelizmas. Dažniausiai jūs tikriausiai šito apversto paralelizmo neieškosite patys, nes tai užimtų daug laiko. Bet jeigu jūs skaitote kartais papildomą literatūrą, papildomai literatūrai duodami tokie pavyzdžiai. Pažiūrėkite kartu su manim, aš įdėjau vieną pavyzdį jums užrašus. Jono 1 skyrius nuo 1 iki 18 eilutės. 1-18 eilutės. Ir čia mes turime tokio apversto paralelizmo pavyzdį. Pažiūrėkite, 1-2 eilutė pas jūs užrašyta. Žodis pas Dievą, ar ne? Iš pradžių buvo žodis, ta žodis buvo Dievas, žodis buvo pas Dievą, kalba apie Kristų. 18 eilutė šitoje pastraipoje sako žodis su Dievu. Vėlgi, Kristus buvo su tėvu iki tam tikro momento, kol neatėjo į šitą žemę. 3 eilutėje sukūrimas per žodį, 17 eilutėje malonė ir tiesa iš žodžio, 4 ir 5 eilutė gyvybė ir šviesa iš žodžio, 16 eilutė malonė iš žodžio, 6-8 eilutės Jonas atsiųstas liudyti, 15 eilutė Jono liudijimas, 9-10 eilutė įsikūnymas, 14 eilutė įsikūnymas, atsimenat, žodis patapo kūnu, 11 eilutė žodis ir Izraelis, 13 eilutė žodis ir tikintieji. Ir atsimenat, ne kūno valia, ne žmogaus valia, ne kraujo valia, bet gimime iš Dievo, ar ne? Todėl 11 eilutėje kalba, kad Izraelis atmetė, kada žodis atėjo pas savuosius, 13 eilutėje kalba, kad tai ne žmogaus valia vyksta atgimimas. 12 eilutė A, tai yra pirma dalis žodžio priėmimas, 12 eilutė C, tai yra paskutinė dalis tikėjimo žodžiu. Ir per patį vidurį autoritetas tapti Dievo vaiku. Tiems, kurie jį priėmė, jis davė galią patapti Dievo vaikais. Čia yra apverstas paralelizmas, kada žiūrime į pastraipą, žiūrime į pirmą ir paskutinę eilutę ir kartais matome tą pačią mintį, kurią mums užrašytojas komunikuoja. Pastoriau, o originalė visi skirtingai žodžiai yra dėliojami. Gali būti, kad tai ten bus kitas. Man reikėtų pažiūrėti originalą, dabar negaliu pasakyti Igorį labai greitai. F mažoji raidė, kada kalbame apie literatūrinės struktūras Biblijoje, kartais skaitydami Dievo žodžio vietas arba tam tikras knygas, jūs rasite tokią literatūrinę struktūrą, kuri vadinasi įterpiamasis modelis. Įterpiamasis modelis. Pavyzdys įterpiamojo modelio pirmas pavyzdys būtų iš pačios pirmos knygos pradžios. Prašau atkreipkite dėmesį į pradžios knygos 6 skyrių 5 eilutę, jeigu iš jūsų norėčiau paprašyti perskaityti šitą eilutę. Viešpats, matydamas, kad žmonių nedarybė žemėje buvo didelis ir jų širdies siekiai buvo vien tik pikti. Kada Dievas sukūrė žmogų, be abejo įvyko nuopuolis, vėliau žmonės dauginosi šitoje žemėje. Ir vieną dieną, kada žmonių jau padaugėjo ir buvo nemažai,
viešpats ką matė pagal 6 skyriaus 5 eilutę? Nedorybės buvo didelis. Gerai. Vadinasi, viską, ką matė Dievas, nedora žmogaus širdį, ne? Širdis buvo labai nedora. Jų širdis buvo nedora, jų siekiai buvo vien tik tai pikti. Todėl A mažytė raidė žmonių nedorybės. Žmonių nedorybės. Dabar aš norėčiau jūsų paprašyti atkreipti dėmesį užrašuose Pradžios knyga, 29 skyrius, 24 ir 25 eilutės. Regina, ar galėčiau jūsų paprašyti perskaityti, prašau? Viešpats matydamas, kad žmonių nedorybė žemėje buvo didelės ir jų širdies siekiai buvo vien tik pikti, tarė, tebūna prakeiktas Kananas, vergų vergas, tebūna jis savo broliams. Dėkoju. Jūs vėl matote atsikartojančią frazę arba atsikartojančius žodžius. Ir vėlgi viešpats matė, kad žmonių nedorybė žemėje buvo didelės. Todėl prie B mažytės raidės su skliausteliu jūs vėl galite užsirašyti žmonių nedorybės. Žmonių nedorybės. Tai yra tarp Pradžios knygos 6 skyriaus 5 eilutės ir Pradžios 9 skyriaus 24-25 eilutės. C mažytė raidė su skliausteliu. Viduryje skaitome apie Dievo siųstą teismą, kuris vadinasi vienu žodžiu kas? Tvanas. O čia turime įterpiamojo modelio pavyzdį hermeneutikoje. Čia nedorybės, čia nedorybės ir tarp šitų nedorybių Tvanas. Prieš Tvaną Dievas matė, kad nedorybės didelės, jisai siuntė Tvaną ir vėliau vėlgi po Tvano, kada žmonės vėlgi dauginosi ir kada jie gyveno, viešpats vėl matė, kad žmonių nedorybės yra didelės ir širdies siekiai vien tik tai pikti. Tai yra įterpiamasis modelis hermeneutikoje. Pasižiūrėkite, prašau, toliau kartu su manim. Izaijo knyga, 2 su skliausteliu, 57 puslapis. Izaijo 1 skyrius, 21 eilutė. Nijolė, ar galėčiau jūsų pagalbos paprašyti? Kaip ištikimas miestas tapo paleistuve. Jis buvo pilnas teisingumo, teisumas gyveno jame, o dabar žmogžudžiai. Dėkoju. A mažytė su skliausteliu, Jeruzalė ištikimas miestas. Izaijo 1:21. Ir dabar pasižiūrėkite šitoj pastraipai Izaijo 1:26 užrašuose. Onutė, ar galėtumėte mums perskaityti? Aš grąžinsiu tau teisėjus, kokie jie buvo, ir patarėjus, kaip pradžioje. Tuomet tu būsi teisumo ir ištikimybės miestas. Jūs matote, mažytė raidė su skliausteliu vėl eilutėje teisumo ir ištikimybės miestas. Vadinasi, 21 eilutėje turime teiginį, ištikimas miestas. Po to kitose eilutėse turime paaiškinimą apie šitą miestą, ar tai apie blogybės, ar apie kitus dalykus. Ir 26 eilutėje mes vėl turime viešpaties užtvirtinimą, kad Jeruzalė koks yra miestas? Ištikimybės miestas. Mes turime dar vieną įterpiamojo modelio pavyzdį, kada tarp tų dalykų, tarp to pačio teiginio yra pasakoma daugiau tiesų. Dar vienas pavyzdys, prašau. Pasižiūrėkite kartu su manim, 3 su skliausteliu, patarlių knyga. Patarlių 31 skyrius, 10 eilutė. Danutė, paprašysiu perskaityti. Kas gali surasti gerą moterį? Ji yra daug vertingesnė už perlus. Jūs atsimenat, kad patarlių 31 skyrius nuo 10 eilutės hebrajų kalboje ir šitoje knygoje nuostabiai yra parašyta visas apibūdinimas apie gerą moterį. A mažytė raidė gera moteris. Kas gali surasti gerą moterį?
Ir dabar pasižiūrėkite į pabaigoje, patarlių 31-29 yra daug gerų moterų, bet tu pranoksti jas visas. Vėl gera moteris. Ir daugelis iš jūsų skaitėte šitą patarlių knygą. Gera moteris. Ir paskui iki 29 eilutės parašyta, ar ne? Jūs turbūt atsimenat. Jinai keliasi anksti, jinai darbus prižiūri, jinai vyrą prižiūri, jinai tarnaitės prižiūri, jos namuose netrūksta maisto. Ir vėlgi užbaigiama viskas gera moteris. Vėl mes turime įterpamąjį modelį. Gera moteris, visas apibūdinimas gera moteris. Tai dar vienas įterpiamojo modelio pavyzdys. Oda moteriai. Ką, kaip sako? Oda moteriai. Odė moteriai? Oda moteriai. Odė. Odė. Odė moteriai. Oda. Tebūnie odė moteriai. Gerai, ar turit kokį pastebėjimą, nuomonių, klausimų iki šios vietos, ką mes kalbame iš hermeneutikos, kaip Biblijoje yra išdėstytos tam tikros tiesos? G mažytė raidė, kada kalbame apie literatūrinės struktūras Biblijoje, Biblijoje mes sutinkame trilogiją. Yra tam tikros vietos, kur šita literatūrinė struktūra sutinkama. Graikų kalboje trilogija tai yra kūrinių ciklas, kur yra 3 kūriniai ir jie susiję. Kur 3 kūriniai yra susiję. Tai yra trilogija, toks 3 kūrinių ciklas ir jie vienas su kitu yra susijęs. Antras, o taip pat kiekvienas kūrinys gali būti traktuojamas kaip savarankiškas. Kiekvienas tas kūrinys gali būti traktuojamas kaip savarankiškas. Trečias, trilogijoje vyrauja 3 temos visą laiką. Trilogijoje vyrauja 3 temos. Pažiūrėkime į rašto pavyzdžius, kur mes turime trilogijas. 1 Korintiečiams 13:13. Renatai, galiu paprašyti jūsų pagalbos. Taigi dabar pasilieka tikėjimas, viltis ir meilė. Šis trejetas, bet didžiausia iš jų yra meilė. O dabar jūs galite savo prie brūkšnelio, kur kiekvienas paliktas pas jūs tarpas, užsirašyti, kokią jūs trilogiją sutinkate šioje rašto vietoje. Kaip sakot? Savarankiškas darbas. Tikėjimas, viltis, meilė. Čia yra trilogija, ar ne? 3 temos vyrauja. Mums kalba apie tikėjimą, mums kalba apie viltį, kurią turi tikintysis, ir mums kalba apie meilę. Prašau, paklausykite, kada mums sesuo Audronė garsiai perskaitys, prašau, 1 Tesalonikiečiam 1:3. Nuolat minėdami jūsų tikėjimo darbus, meilės triūsą bei vilties ištvermingumą mūsų viešpatyje Jėzuje Kristuje, mūsų Dievo ir Tėvo akivaizdoje. Na dabar užrašykite trilogiją iš šitos eilutės. Labai panašiai kaip 1 Korintiečiam 13:13, ar ne? Tikėjimo darbas, meilės triūsas ir vilties ištvermingumas. Tikintieji Tesalonikoje tai turėjo. Tikėjimo darbas. Viskas, ką jie darė, buvo tikėjime. Viską, ką darė, buvo su meilė, meilės triūsas. Ir jie turėjo vilties ištvermingumą. Kas buvo tesalonikiečių vilties ištvermingumas? Kaip jūs manote? Kas buvo tesalonikiečių vilties ištvermingumas? Jūs turbūt atsimenat, kad 1 skyriaus 9 eilutėje sako, mes žinome, kad jūs atsivertėte nuo stabų, garbinti tikrąjį Dievą. Ir 10 eilutėje sako, ir laukti jo sūnaus, kuris grįš iš dangaus ir išgelbės mus nuo rūstybės. Tai jų vilties ištvermingumas buvo tas, kad jie laukė Kristaus sugrįžimo. Ir mes vėlgi turime trilogiją. Tikėjimo darbas, meilės triūsas
vilties ištvermingumas. Aš norėčiau paprašyti sesers Kristinos perskaityti 1 Jono 2,16, prašau. Nes visa, kas pasaulyje, tai kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo išdidumas, o tai nėra iš tėvo, bet iš pasaulio. Dėkoju, užsirašykite trilogiją. Kūno geismas, akių geismas Tai kūno ir nereikia gyvenimo šito, puikybė. geismas ir didumas. Galite taip užsirašyti, svarbu, kad jums būtų aišku. Dar keli pavyzdžiai, prašau, kada žiūrite į Bibliją. Aliu, ar galėčiau jūsų paprašyti perskaityti Judo 8? Taip ir šitie sapnuotojai suteršia kūną, niekina viešpatystę, piktžodžiauja šlovingiesiems. Rašykite trilogiją. Ir Viktorija, jūsų paprašysiu perskaityti Judo 11, prašau, kada užsirašysit. O ten galima rašyti, kad suterčia niekina? Suteršia, niekina, piktžodžiauja. Ne? Suteršia kūną, neteisingi mokytojai, niekina viešpatystę ir piktžodžiauja šlovingiesiems. Judo laiškas kalba apie klaidingus mokytojus. Ir dabar juos apibūdina, kaip elgiasi. Jie teršia savo kūną, jie niekina viešpatystę ir jie piktžodžiauja šlovingiesiems. Viktorija, Judo 11, prašau. Vargas jiems, jie pasuko Kaino keliu, godžiai pasidavė Balamo paklydimui dėl pelno, pražudė save Korės maištu. Užrašykite trilogiją. Jūs rašote pasuko, pasidavė ir pražudė, ne? Aš savo užsirašiau Kaino kelias, Balio paklydimas, Korės maištas, bet aš negaliu ir su jumis ginčytis. Kaino kelias? Koks Kaino kelias buvo? Apgavystė ir žmogžudystė, ar ne? Ir tai daro klaidingi mokytojai, jie ateina ir apgaudinėja. Toliau Balio paklydimas. Koks buvo Balio paklydimas? Izraelio norėjo prakeikti ir Judo laiškas mums paaiškino godumas vis dėlto. Ar ne? Nes jis godžiai norėjo to ir priešinosi Dievui. Ir koks buvo Korės maištas? Irgi puikybė. Sakė, kas tu čia toks Mozė? Aš irgi galiu būti Mozė. Ir tai buvo Korės maištas. Ne? Koracho. Koracho būtų, kitose vertimuose yra Koracho, kitose Korės. Tai tas pats vardas. Pagal baltusį dabar visiškai net ir turėjau paklausti, kas tas Korėmis? Jum aiškiau Koracho, ar ne? Man Korachas aiškiau ir... Koracho maištas, mėlyje, gerai? Koracho. Tai klausimas. Tai prašau. Mato 28:19, ten kai kalba apie Dievo vardus, tai taip pat trilogija. Šitoje vietoje jūs galite turėti trilogiją, bet va šitoje vietoje turite trilogijos pavyzdį, kada viskas susiję tiesiog, ar ne? Čia kaip kurios temos savarankiškos, ar ne? Koracho maištas arba Balamo paklydimas, ar ne? O ten jūs turite vienybę į trilogiją, nes trilogija gali išreikšti įvairiose formose. Bet vėlgi taip pat sakoma, kad šitie vardai, tai tėvas jis gali veikti suvereniai, sūnus gali veikti suvereniai pagal Dievo žodį ir šventąją dvasią. Aišku, neprieštaraudami vienas kitam. Aš suprantu, ką jūs sakote, tik tai cituodami Mato 28:19, jūs turite atkreipti dėmesį, eikite ir padarykite mokiniais visų tautų žmonės, krikštindami jos Tėvo, Sūnaus ir Šventosios dvasios vardu. Mato 28:19 žodis vardu yra vienaskaitoj, čia ne vardai. Kitas vietas jūs galite paimti, nes Dievas turi daug vardų. Bet šitoj vietoje jūs matote, žodis yra vienaskaitoje vardu, kas labai aiškiai patvirtina, kada žiūri į žodžių sandorą, kad tiek Tėvas, tiek Sūnus, tiek Šventoji dvasia turi tą patį vardą, yra lygus savo prigimtyje ir tiek Tėvas, tiek Sūnus, tiek Šventoji dvasia yra tas pats Dievas, ar ne?
Šitą labai svarbu pastebėti, nes čia vienas iš labai svarių argumentų. Jūs pastebit, kad visi šitie 3 asmenys ir žodis panaudotas būtent šitoj vietoj vienaskaitoj vardu. Tai kaip kada kažkurie ginčiasi, kad Kristus ne Dievas, šventoji dvasia ne Dievas, gal tėvas ten kažkiek Dievas ar ne. Tai va šita vieta aiškiai parodo, kad tas vienas vardas priklauso vienodai kiekvienam asmeniui. Pastoriau, o kada Jėzus sakė apie fariziejus, ten vargas, jums ten tokie ir tokie, tai yra trilogija? Jūs galite rasti taip daug kur trilogijų, aš čia tik paėmiau keletą nedidelių pavyzdžių. Bet jūs daugelį raštų vietoj rasite literatūrinę struktūrą trilogiją. Labai teisingai pastebėjau. Ar dar yra kažkas, ką mes visi kalbame? O kalbant apie stambesnius kūrinius, imant, jeigu originalų kalboje, Samuelio yra viena knyga, ar ne? Ir paskui 1-2 karalių gaunasi. Originalo kalboje man irgi atrodo, tai būtų viena knyga. 1-2 Samuelio viena knyga. Ir tai gautųsi jau trilogija, nes jie ten vienas kitą papildo, taip pat, ar ne? Jūs turit visada, žiūrėti, kaip jūs ką surandate, gerai? Akrostichas. Graikų kalboje akros, kraštinis, stichos, eilutė. Tai reiškia kraštinis ir eilutė. Antras. Eiliuotas kūrinys, kurio eilučių pirmos raidės yra tokios pačios. Tai gali būti eiliuotas kūrinys, kurio pirmos raidės yra tokios pačios. Tai bus akrostichas. Trečias. Akrostichas gali būti, kada skaitai nuo viršaus į apačią ir tai sudaro žodį arba posakį. Tai irgi bus akrostikas, kada skaitai nuo viršaus į apačią, sudaro žodį arba posakį, ar ne? Pavyzdžiui, jūs skaitytumėt kažkurios sakinius ir pradėtumėt skaityti be abejo iš viršaus į apačią ir pastebėtumėt, kad krašte prie kiekvieno sakinio yra